Paėmus vizualiai kregždė atrodo gan tikrai normaliai. Aišku, tik 3 išvažiavimai šį sezoną, tai tikrai nereik norėt, kad būtų gabalais. Čia žiemų mašinų problemos. Manau, dėl šito nieko tokio. Einam toliau. Pirma treniruotė Madžiūnuose. Čia gražiai pataškuota, kaip priklauso. Manau, nieko tokio. Drift Grounds. Antras etapas. Taip ir palikom, nieko nedarėm. Lengvai krepštelt. Nieko baisaus. Nu ir ką, ir vakarykštė šėrykla. Toks, galima sakyti, sezono uždarimas. Irgi lengvai. Manau, net nieko nereikės daryti, gal truputį padaužyti iš kitos pusės, vis tiek kregždžių bėdos reikės susitvarkyti. Tai prie to pačio galima bus biškį ir padaužyti, dažų liko daug, tai galima bus pataškuoti, gal perdažyti netyčia. Tai va, tiek po šių važiavimų. Dabar kregždė atrodo taip, bet reikės nurinkinėti apdailas, išsiplauti viską kitoj pusėje, nes ten tikriausiai po jomis purvo daug. Nu ir šios žiemos tikslas yra galinė važiuoklė, tai pilnai įsimti tiltą, persirinkti jį, kur nėra dar polio, nežinau, dėti arba polį, arba dėti tiesiog naujas gumas, nes truputį daužosi. Nu ir toks vienas iš didžiausių tikslų yra rimti koilai, nes dabar važiuojam ant MTS-ų. Tai kaip ir gerai, bet priekis, kadangi jau senas, nesireguliuoja. Tai žodžiu, norėtųsi to reguliavimo ir norėtųsi galėti kietumą pasimažinti arba pasididinti. Tai va, tai yra toks tikslas, nežinau, tikriausiai HSD arba BC Racing, kažkas iš tų variantų. Tai va, pradedam žiemos darbus ir jaučiu pradedam ardyti. Nusiardė, nebe tokia ir graži mašina. Žodžiu, tiek detalių nusiėmė. Nuplauti tikrai neblogai būtų. Šiaip bendram vaizde viskas labai normaliai. Viskas realiai gražu. Ką reikia varyti plauti? Paskutinis išvažiavimas į sezoną ir galima bus migdyti žiemos miegui. Švariai, gražiai nusausinta. Kad šiandien darbų užteks, paliekam garažą. Sugrįžtam į garažą. Paskutinio filmavimo praėjo porą savaičių, nieko realiai nenuveikta. Tik buvo išimtas lempos, truputį apsiklijavau, nes turėjau plevelės. Išdažyti vidus juodai, nežinau ar gera idėja, matysim, kai susirinks.
ir už 10 euriukų buvo nupirkta Angel Ice. Galbūt jau seniai bairiai, bet žiūrėsim kas gausis. Gal truputį atrodys įdomiau, nes išimsiu rūkus, kur mirksėjo ir galvoju pasidaryti ilgos, kad mirksėtų, arba gabaritai. Tai va, toks biškutį lempų modų. Gal jau ir biškį atgyvenęs reikalas, bet kažkaip man tai visai gražu. Dar čia turim tokį mygtuką. Tokį pultuką. Thinking about the things that she said wasn't listening. She got the new iPhone, I got the Sony Ericsson. Got the Sony Ericsson. Drinking Rastar, it's us and what I miss together. She got the new iPhone, I got the Sony Ericsson. Got me fucked up, my baby made me trip again. Thinking about the things that she said wasn't listening. Nu va, nusipirkom tokius ožiukus. Pasikdėsiu mašiną ir galima bus išiminėti galinę važiuoklę. Leidžiamės į duobę. Žodžiu, reikia pasižiūrėti, ar čia iš viso įmanoma bus prieiti patogiai. Pagrindinėse vietose kaip ir turim polį. Čia irgi panašu, kad ne polis. Žodžiu, ant šlapio labai šokinėja galas, tai reikės viską persirinkti gražiai, tvarkingai. Nes čia vaizdelis, nu tai baisus. Po paskutinio išvažiavimo nelabai ir buvau palindęs po dugnu. Žiūriu daug žemių, galvoju, iš kur čia jos. Nu ir tada prisiminiau, kas buvo nutikę per paskutinį išvažiavimą. Žodžiu, biškį. Realiai tikėjaus, akmenukas. Tikėjaus, kad bus blogiau, kai išvažiavau iš tos vietos. Bet realiai nieko blogo, biškutį dugnas perėjo, bet šiaip tai normaliai. Nusiėmam duslę, kardaną ir bandysim tada toliau judėti. Reikės visą dugną įsidažyti naujai. Pasidaryti galą tvarkingai. Priekis buvo perrinktas prieš metus, tai manau dar kol kas gerai bus. Prasideda misija. Neužsimest tilto ant galvos vadinasi. Kažkas labai maladėcinis sudėka varžtus, kai dėjo. Tai galima ačiū pasakyti. O. Suteptas varžtas. Nu puikiai. Nesitikėjau. Viskas pagal planus. Kaip retai būna garaže. Sveiki. Nežinau ką daryti. Tiesą sakant, pirmą kartą išiminėjau. Nu kaip ir. Bandom paleisti. Opa! Reiktų dar kardaną atkabinti kažkaip taip. Nes jisai atsuktas, bet laikosi kažkodėl taip. Man jau atrodo, kad jisai turi litas. Gali tai būti. Jo, tai įsitrauk. Gerai, bandysim pajudinti, pakrūtinti ir gal jisai pats pasiduos be pavojų. Opa, aiktų gal. Gerai, viskas gerai. Greitai dar norėčiau matyti. Išgyvenu. Taip, tada čia dar pultelį turim. Nebeturim. So,
Kaip matau, nuo kardano dar neatidavė. Supratau. Tiltas numestas. Realiai gan gražu visur. Tikrai labai maloniai nustebino. Gerai, einu bandyti atimti kardaną nuo reduktoriaus. Pabaigėsi mūsų kova. Nėra toks lengvas, kaip atrodo. Arba aš silpnas. Volia. Nu va, iš karto matom pagrindinėse vietose jau kažkas pasistengęs. Labai gerai, labai gerai. Ir čia, kiek suprantu, jo, ir čia gerai. Tai realiai, kaip mes čia jau turim įdėti, labai nedaug. Čia va šitas pakeisim gal naujom. Ten apačioj, gal tas išvirtiminės traukės reiktų pasikeisti. Nu ir reduktoriaus. Nu va, nėra tai blogai. Šiandien viskas pagal planus. Tiltą išėmėm ir galima bus šveist, valyt. Ir žodžiu, susidėt naujas gumas kažkokias. Tai va tiek šiam kartui.